Žaidimas išmanusis telefonas yra skirtas lavinti gebėjimą spręsti tekstinius uždavinius. Vienas variantas, kaip galima žaisti šį žaidimą, yra toks. Mes pasiėmėm užduočių korteles, tai yra 4 sudėtingumo lygiai kortelių ir jie yra pritaikyti atitinkamai klasiai. Tai pirmo lygio kortelės yra pirmokams, antro antrokams, trečio trečiokams ir ketvirto ketvirtokams. Tai šį kartą mes pasiėmėme pirmokų uždavinius, kuriuos išsidėliojome ir dabar bandysime žaisti taip pat, kaip žaidžiasi žaidimas atmintis, kuriame reikia surasti 2 vienodas korteles, o čia mums reikės surasti 3 korteles apie tą patį tekstinį uždavinį. Viena kortelė bus uždavinio sąlyga, kita to pačio uždavinio iliustracija ir trečioji matematinis sprendimas skirtas išspręsti tą uždavinį. Taigi pabandykime. Pirmasis žaidėjas traukia 3 korteles ir jas atverčia. Štai, matome, kad akivaizdžiai ne apie tą patį uždavinį, dėl to, kad viena yra iliustracija, o kiti 2 yra matematiniai skaičiavimai. Taigi, užverčiame ir dabar jau kitas žaidėjas bando atversti 3 korteles, štai, ir atverčia ir matome, kad Mantas turi 15 centų, Lukas 5 centais daugiau, kiek centų turi Lukas. Štai, šitos 2 kortelės yra turbūt apie tą patį uždavinį, tačiau trečioji iliustracija yra iš kažkokio visiškai kito uždavinio, todėl ieškome toliau. Trečiasis žaidėjas verčia korteles. O, ir štai matome 15 plus 5, regis tai, ko mes ir ieškojome. Ir štai atsivertė vienas pilnas uždavinys. Tai Mantas turi 15 centų, Lukas 5 daugiau, kiek centų turi Lukas. Štai matome iliustraciją, kur yra Mantas ir Lukas. Ir matematinį apskaičiavimą, kuris atsako į klausimą, kiekgi centų turi Lukas. Tai kai atsiverčia tas pats uždavinys, mes korteles išimam ir žaidžiame toliau. Pirmasis žaidėjas vėl verčia taip. Taip, buvo 6 krokodilai ir 11 vėžlių, kiek mažiau krokodilų. Čia matome vėžlius, 6 krokodilus ir apskaičiavimą 11 minus 6. Taip, tai kiek mažiau krokodilų? 5 krokodilais mažiau, vėl teisingai išimame. Na ir paskutinis uždavinys jau liko akivaizdžiai irgi. Buvo 37 balionai, 13 balionų susprogo. Kiek liko? Liko 24 balionai. Tai štai toks pirmas būdas, kaip galima žaisti žaidimą išmanusis telefonas.